Nu, okei, parekepinsiu šiandieną, tai pradėkim nuo to, kad mano biasas ateinant į marketą buvo toks visai mixed. Turėjom šitą, na gerai, tiesiog veriplėjaus. Turėjom šitą unfilled prieš market openą. Ir per market openą prieš jį jau buvom užvilnę šitą 4 valandų fair value gapą. Tai aš tikėjaus arba targetint šitą fair value gapą 4 valandų kaip drawn liquidity. Tai ieškoti shortą nuo kažkur čia iki čia. Arba targetinti šitą high. Nes irgi kaip drawn liquidity mes esam bullish trendą, tai tikrai būtų geras labai tradas. Ko mums būtų reikėję, jeigu shortint, tai būtų reikėję gal šito intermediate low sweepo. Nu, bet to nepadarėm, užsiklausinom iš viso žemiau šito 5 minučių fair value gapą, neturėjom jokio aukštesnio. Šiaip žiūrėjau shortą nuo šito fair value gapo, bet nespėjau enterint, nes candle užsiklausino žemiau šito internal low, tai nespėjau enterint. Bet jeigu būtų užsiklausinęs, nu kažkur čia, tai būčiau enterinęs. Tai žodžiu, toliau marketas gal, nu nežinau, čia 15 minučių, 10 minučių. Tiesiog vienoj vietoj stovėjo, negalėjau rasti trado, tiesiog nebuvo nuo ko enterinti. Tiesiog turėjau laukti. Tada krito. Ir šiuo metu, nu, longams buvau skeptiškas, nelabai norėjau jų teikinti jau, ypač šiandieną. Bet jie tikrai buvo geras pikas, jeigu kažkas teikina. Nes ant 4 valandų, pavyzdžiui, nu, daugiau nėra ką filinti. Mes esam šitam fair value gap'e, kitas drawn liquidity labai toli. Ir ant valandos labai toli mes jom šitą. Daugiau nėra kur mum eiti. O žiūrint su Jesu, tai lygiai tokia pati situacija. Irgi va čia unfill tik tai labai toli. Ir ant 1 hourly irgi nėra. Tai kokią šiandien tradą teikinau, tai buvo susiformavęs šitas fair value gapas. Ir labai ilgai su savim kalbėjau ir galvojau, ar tikrai apsimoka man teikinti šitą tradą. Ir galų gale teikinau. Nors žinau, kad jisai visiškai ne pagal mano taisyklės, bet turėjau to pasitikėjimo, nes, manau, šiaip galvau, kad nėra ko daugiau mum eiti tą viršų. Nėra jokio fair value gapo, kurį galėtume išfilinti. Nu, toks mano buvo mąstymas. Nebuvo tokio 1 hourly ar 4 hourly. Bet buvo šitas, į kurį turėjau labiau atsižvelgti ir tai, kad mes esame bullish trendą. Nu ir kiek šansų, kad mes nueisim į šitą 4 valandų fair value gapą. Tai žodžiu, teikinau shortą nuo šito fair value gapo disrespekto. Ir, nu aišku, nuėjo į stop lossą. Nu ir tai buvo tikėtina labai, kad tai bus padaryta. Bet nežinau, šiandien emocijos mane užvaldė. Ir ja, šiaip pradžiai labai prastai jaučiausi to. Net nenorėjau šiandien realiai reikia padaryti tą tradą. Bet tiesiog reikia sukaupti ir žinoti, kad susimti. Reikia žinoti, kad visada bus to. Gal ne visada, aišku, reikia išmokti. Reikia tiesiog susimti. Šiandien kaip pamoka pahumblino mane marketai. Ir čia kokia situacija galėjo būti, kad nebūtinai mes dabar turim bearish trendą formuoti. Nu, va. Nu, tai kai eina marketai, trendas toks. Nebūtinai čia bus trendo tęsimas. Gali čia būti tiesiog va toks. Nebūtinai va šitas, kad ir invalidate nuo tą 5 minučių fair value gapą.
bullish, tai reiškias tas bullish trendo pradžia. Ne, bearish trendo pradžia. Sumaišiau. Tiesiog toks mini retrace'as, kad galėtume įdėti toliau. Tai kodėl čia galėtų... Nu, aš neteikinu tokių treidų, bet jeigu daugiau backtestinčiau, galėčiau daugiau gali tai atsižvelgti, bet žodžiu, šio neturėjom jokio daugiau, realiai jokio target eiti žemyn. Ir būna dažnai tokia situacija, kai padarom kažkokį tokį reversal mažą ir tada suformuojam fair value gapą, kurį invalidatinam ir tada dažniausiai prasideda tas bullish trendas. Aišku, priklausom nuo market conditionų, pavyzdžiui. Šiandien būtų playoutina. Tai būtų tikrai geras treidas. Tai žodžiu, kaip sakiau, būtų geras treidas. Kaip ir sakiau, tam pradžiai buvo mano šitas drone liquidity. Ir tikrai žiauriai geras. Bet reiktų daugiau pabacktestint, nesu fully sure ant tokios strategijos. Bet dažnai matau, kad tai veikia. Reikėtų daugiau dėmesio tai atkreipti. Ir jo. Tai šiaip galvojau dabar, ar man rodyti savo tos PNL'us. Tai pagalvojau, šiandien parodysiu. Bet nenoriu čia nieko įrodinėti, kad tipo čia mano pinigai ar kam. Aš reidinu ant funded accountų. Turiu PAs, turiu įvelų. Šią savaitę prastai treidinau. Ir prieitą tai prablaunau daug. Bet jo. Šiandien. Vat taip atrodo. Čia tas, tiems, kurie prašė statistikos, rezultatų. Jie nėra tikri pinigai. Čia ant funded accountų viskas. Tai jo.